Sveiki, čia Donaldas. Turiu klausimą grožio salonų savininkams. Kiek pinigų prarandate per mėnesį dėl klientų, kurie tiesiog neateina? Suskaičiavom vienam salonui 12 neatėjusių klientų per savaitę. Tai beveik 800 eurų prarastų pajamų per mėnesį. Per metus beveik 10 000. Žiūrėkit, kaip galima tai paprastai išspręsti. Demonstruoju. Įterpiam naują vizitą. Galim pasirinkti datą. Šiandien ir toliau poryt, imkime poryt kaip pavyzdį. Užsirašome laiką 11:30. Vardą galim nusivesti, sakykime, vyras Kardas, telefonas bus mano numeris. Testui, paslauga pedikiūras, meistrė Jolanta. Įterpti vaizdą. Vienas mygtuką paspaudi ir jisai automatiškai užfiksuoja laiką. Atsiranda vizitas šitoj grafui. Kadangi yra, matot, nesutapimas, tada reikia, kad jisai įsitarptų tam tikrą laiką. Vėl paspaudžiate mygtuką surašyti pagal datą laiką. Viskas. Automatiškai atsiranda šitoj grafui, kur turi būti. Niekas neturi niekur skambinėti, niekas neturi niekur rašinėti, viskas vyksta automatiškai, taigi demonstruoju toliau, kaip viskas vyksta. Sistemoje pasirenkate siųsti registracijas ir priminimus. Reiškia, visi klientai, kurie buvo užsiregistravę, tarkime, šiandien užsiregistravo 5, tai jūs išsiųsite iš karto 5, kad jie užsiregistravo su laiku. Ir kiekvieną rytą galite pasirinkti, pavyzdžiui, 9 val. Ryto išsiųsti priminimus. Tai tie, kas registraciją gavo, tai žinau, kad jau nebegaus, bet tie, kurie priminimo neturėjo, jie priminimą gaus. Taigi, vyksta toks principas, kad spaudžia siųsti registracijas rytojus priminimus. Mygtuką paspaudi ir automatiškai visiems įsiunčia žinutės. Dabar visiems tai žinutės neina. Čia matote eina žinutės. Netgi yra galimybė pasirinkti kalendorių. Matote. Taip. Siuntimas baigtas, išsiųsta 10 registracijų, išsiųsta rytojus priminimų 3. Viskas. Vienas su klaida, nes dėl numerio atitikimo. Visi numeriai yra surašyti taip, kad jeigu neteisingai prašė numerį, jis vis tiek bus taip padarytas, kad viskas būtų labai gražu. Taip, ir koks rezultatas? Rezultatas yra neatvykimai sumažėję 70%, vietoj 12 neatėjusių per savaitę lieka tik 3-4. Tai 600 eurų papildomų pajamų per mėnesį. Sistema įdiegiama per keletą dienų, mokate tik tai vieną kartą, jokių mėnesinių mokesčių čia nėra. Investicija atsiperka per pirmus 2-3 mėnesius. Jeigu norite apskaičiuoti, kiek jūsų salonas praranda, prašau mums parašyti ir mes viską suskaičiuosime. Ačiū už dėmesį visam.